laida Klausimėlis. Norėtume užduoti keletą klausimų mūsų praėjus apie Kauno Varpo gimnaziją. Ar jūsų manymu 30 metų mokyklai daug yra? Tikrai nedaug, nes 30 metų gal net ir žmogui nedaug, o mokyklai tai to labiau. O kada jau mokykla būtų jau tokia daug metų turinti jūsų manymu? Na, įsivaizduoju, kad jau virš 100, tai taip, tai jau tikrai labai sena, geras tradicijas, gilias tradicijas turinti mokykla, o 30 tai yra, manyčiau, nekeista. Iš kurios pusės pažiūrėsi? Vaikas mažas pasakytų, kad labai daug. Senelis pasakytų, kad labai mažai. Taigi, vėliau toks klausimas. Manau, mažai. Mažai? Mokyklų yra labai mažai. Mažai? Taip. O kiek jau daug? Kiek metų? Daug 120. Tik įžengė į brandos amžių. Dabar apie tai pakomentuos garsi Europos dinamiškų filosofinių įstaigų mokslų daktarė. Ne, 30 metų tikrai yra mažai, juokaujat, ką mes švęsime kaip 60 bus, na daug aš manyčiau, kai būna bent jau 100 perkopia. Čia kaip ir su žmogum, jeigu 30 gerų metų, tai gerai, matoma, o jeigu šiaip tik tai 29, tai nelabai, dar reikia bent 30, bet Varpas yra matomas Kaune, tikrai. Pastebėjome naują auką, einame jų užkalbinti. Aš norėjau, bet žinai, ten... Kalbėti tą patieką, galėtume užduoti keletą klausimų apie Kauno Varpo gimnaziją. Gal galėtume mums pasakyti, kada buvo įkurta ši gimnazija? Nežinau, aš nežinau. Ai, palauk, aš žinau, žiūrėk. Jeigu, tarkim, mano gimtadienis su tavo gimtadieniu, ir atimam tėvo to antro gimtadienį, tai manau, kad gautus. O galima pagalba, kaip 6,0 milijonas, gali paskambinti. O čia prizas bus? Nu, aš paskambinsiu. Pavasuok tėvui. Gerai. Į kažkaip, kas čia? O, ne. Labas, tėvai. O, žiūrėk, kada mūsų mokyklos tas gimtadienis, kur vardo minėjimas? Tu irgi mokinais toj pačioj. Nu, tėvus tavo metus ir mano ganom. 1000. Brodka. Brodka, nu kada pas tave tėvo telefonas? Oi. O ko jūs klausėt be to? Kada buvo įkurta Kauno Varpo gimnazija? A, tai 1991. O, aš manau, kad mes teisingai pasakėme. Kaimėm? Agnė man sakė, kad... Kur Agnė? Man jinai sakė, kad prieš 30 metų, bet ir aš pati nežinau. Tikrinau, 1-1. Go. To pačiu norėtume paklausti ir mūsų garsiųjų profesorių. Taigi, kada buvo įkurta Kauno Varpo gimnazija? Mano žiniomis, Kauno Varpo gimnazija buvo įkurta 1995 metais. To gimtadienis. Teisingas atsakymas yra toks. 1981 metais buvo įkurta 43 vidurinė mokykla, tai dabartinė Varpo gimnazija. 1991 metais mokykla gavo Varpo vardą, o 1992 metais buvo suteiktas Varpo gimnazijos statusas. Tapo pirmąją gimnaziją Kaune. Tai trumpai, dar Taip, viskas trumpai. Tuose žodžiuose visa prasmė. Labą dieną, čia yra laida Klausimėlis. Norėtume užduoti... Kurioj viešų? Aš žinau, bet mano oficialiai žiniomis, kurias aš vakar radau internete, nesakysiu tinklapio, gal parašyk gal. Atsiprašau, čia mano kalbos leksikas. Taigi, aš radau, kad mūsų mokykla įkurta 1990 metais. O, pilvas, kurgi. Ant garso, paskui su nieko nesigirti. Dabar apie tai O 92 metais įgavo Buvo įkurta 1993
995 metais. Čia tavo gimimo diena? Taip. 81. Oho. Kas tu? Aš iš mūsų namų. Atėjo tai.